Šiandien iškovojate antrą pergalę šiame sezone. Liko jums dar vienas varžybos iki reguliaraus sezono pabaigos. Ir kaip vertinate savo komandos pasirodymą, ar tikslai, kuriuos kelite prieš sezoną, įvykdyti? Sunku pasakyti. Prieš sezoną galvojom, kad pakovosim dėl patekimo į play-offus. Nelabai pavyko tai dabar. Kad 2 pergalės pasiėmėm smagu, praeitą sezoną nuostabą neturėjom, tai tikrai džiaugiamės. Šiandien aš pirmą kartą žaidžiau, kai dar buvo varžybas, kai laimėjom, tai įdomus jausmas. Dabar liko su Klevu, mes ten turbūt nelabai tikimės pergalės, bet ateisim sukovosim, žiūrėsim. Po naujų metų gal visi atvažiuos privalgę mišrainių baltų, gal pažaisim kitaip, bet šiaip geras sezonas, gerai pasilakstėm, pažaidėm. Tikėkimės, Sabonio turės šiandien geriau sužaisim. Laukiam kelių žmonių, kurie pastiprins, tai tikėkimės daugiau išlošim. O šiandien, kuo jūs buvote stipresni, pranašesni už varžovus? Šiandien mums turbūt, kaip matėt, surinkom mes 5-6, tiesiog mes turbūt gal daugiau bėgt galėjom, mes jaunesni buvom, tai gale, kai pasijautė tas, ypač trečio kėlinio pradžioj, mes patraukėm biškį, gal nesugebėjo pasivyti mūsų, po to jie įsibodavo, kai įsibodavo, tam maždaug buvo viskas aišku. Taip ir tikėjomės, kad reikia patraukti biškį prieš juos.